Nu tako, gerą chebra. Norėjau aš čia truputėlį tik trumpą vidosiuką susukti apie elektrolizę dar. Nu, aš jau buvau kažkada metis, noriu tiesiog šviežią parodyti iš po procesą visą. Net šitas rūdis krent šalin. Elektrolizė tai yra vanduo, tai čia ingredientą vanduo, kažkokia talpa. Geriausiai iš vis būtų neržaveikinė, nerūdijins pliens lietuviška, valgomoji soda ir maitinim šaltinis, elektra. Čia 12 voltų, tai vienu žodžiu, įpili vandens, įmeti sodas, ten to sodas aš nežinau, aš visuomet iššakiais tepštas pasiim dėžuką ir įkrata. Aš ten daug negal, nes paskiau čia visą metalą sugriauž greičiausiai. Bet pagrindė yra, jeigu čia laikytum savaitę, aš gal kažkas ir įvyktų iš to metalo. Kažkoks tai cheminis procesas. Esmė tame, tai čia šitas, aš nežinau, kokius 3 valandas gal pabuvo. Tai ans buvau aprūdėjęs, to dar nenupurti su visko, ką galėčiau pademonstruoti realų pavyzdį. Sakykim, tokias šitas kiekės, tokias. Čia, kaip sakyti, su turbinkė, su vėliniu šepečiu, stoj parodysiu. Sakykim, su tokiu šitas, čia labai grubus. Kaištum, čia tau šaudytų, daužytų akis, kūną nusidaužytum su tokias gabalas. Biški pašveist stipriai reikėtų, tikra. Ir sunkia būt einants reikals. Dar vienas toks pat birst šitas. Aš čia biškelį su reikalas išvyks buvau ir užmerkiau, pajungiau ant elektros. Ir šitą suvamon per tas kelis valandėlis. Tos rūdis, tai aš nežinau, kaip pelena kokiai. Į tom šitas detalį buvau įmetis. Gail, blemba, pradžios nenufilmavau, būčiau tikrą akivaizdų pavyzdį parodys. Čia buvo tragiškas irgi reikals. Apie su rūdim. Matos, realiai. Tik tas, ką jau rūdis anos nukretų, nubėra. Ir čia visi dažą atšukinėjai biškelį. Mats, kurį pakilin vaizdžią tikrą matos. Kaip sakyt, nelaba sunkiai. Nagų netur. Nelaba sunkiai čia nusijam, tai dažą šitas viskas. O šiaip ir ilgiau palaikius ant elektrolizės, tai dažą nulakst šalin. Tikra atkaitin. Matos, šitas su puslelėm. Tai puikiai. Ilgiau palaikius tikrai visi tai dažą nulaksta. Šitą, Jėzus, čia tai puikiai iš vis matos puslėm nuėjai. Ir kas toliau seks šitą tam darbo procesį toliau, tai imsiu aš smėliauti, kaip sakant. Ir dėl ko padariau, dėl to, kad man aš prieš tai veina šitas irgi aš paprasta, pradžioje tos jau stombiausias rūdis nusiėmiau su turbinki ir vėliniu šepečiu, tokiu ir žiaurė, pavyzdžiui, čia šitas moniai prieiti iš vis smėliauti, tai vėl man kompresorius teik neišsten, kad paimti ir išdaužyti su smėliu, aš plus dar su pačiu, visišką paprastu smėliu čia smėliauju. Tai, kaip sakant, tas smėlis jam, tikrai negal sakyti, kad čia aš aišku atsisijuoju iki tokios labai smulkios frakcijos ir šitas tokį detalį to aš parodys nudažytą, aš jau turiu nusismėleis, ten su gruntą suvals. Tai ir labai puikia čia man viskas važiuoja. Čia jau į pilną paruoštą detalį. Čia daug niek neapdažys, aš čia dėjau rūgštinį gruntą, paskiau ėjo paprasts grunts, ten šlapia. Nežinau, tokį nusipirkau čia aš vakar ir šitas vienus sluoksnį dėjau, galvoju, neapsimok daugiau, čia tu man sluoksnį dažyti dažų pustims gaunės, atep vis tiek greičiausiai nusidroši ir nusitrinsi, tos rūdis išspaus vis tiek. Jo, aš čia iš tiesų labai daug vargau tau dalį vidinį, bešveisdams iš pradžių. Ir daug laiką atem.
o į elektrolizę visiškai rūdis nukrenta. Tai labai rekomenduotinas dalyks, iš tikrųjų, kas nori greičiau apsisukti, tai labai puikiai niek daug nerek, įmetė, pamerkė, vėrė, atvirk, apsiriuba kokį viskas. O tauštas tai iš vis aš čia dėjau paprastą. Rūdžių surišies vurfinis, paskiau, dar vakar čia irgi, kartu su tauštas detalį, nupučiau su gruntu paprastu. Vėl aš su tas dažymas, aš čia toks vėl eksperimentuoju, aš, nežinau, kas toliau, seks visų tų reikalų dažymų, kažkokių skilų surinktų, tai neįsivaizduoju. Bet, man patinka, iš tikrųjų, pačiam visko darytis. Kartas tas rezultatas nebūtent labai patenkinams, bet man patinka pačiam visko daryti. Tarpinėlin beveik atmerk, tikėjaus geriau, vienu žodžiu. Taip, man čia daugiau niek nereiks baisiai besiknysti. Čia vakar išsilupau, vienu žodžiu, aš jau pradėjau šitas katino pėdutės. Pradėjau to mašin čia jau rakinėtės, amortikus įsilupinėjau galinius. Galė stovė, iš vis realiai to mašinos stovų koilą, spiruoklis tokias pohui, kaip ir būtų galim panaudoti tenas dar. Iš galo, tai šitą vienintelis dar amortiks katras sveiks iš tikrųjų. Reguliuojam koilą. Iš esmės čia nusmėliavus dar kažkas būtų ger, bet nežinau, ar toks kėlimusi greitis amortizatoriaus reiškia, kad ans gers ar blogs, nežinau, tai kyl. O antrasis tai ten iš vis įmėris. Ir čia spiruoklį iš vis nuo senos ten ardytas tokios ketvirkės. Čia prieš kaip ir buvau minėjęs. Gal kolektorių kažkam reik. Turiu čia šitas yra nuo 55 kW 1,9, o čia nuo mano beškės, kaip keičiau turbinans atliek iš tikrųjų, manans nereikalings. Gaila būtų išmesti į metalą laužą, tai galbūt kažkam būtų reikėtų, nežinau, burtam kažkokim. Šiap ir turiu 55 yra tada nuo beškės ir 66 kW TDI A4 toks pat, visiškai toks pat. Tai jeigu būtų kažkam nors galit sakyti, sakykime, tikrai už krikščionišką kainą perleisčiau. Ir man, kaip sakyti, nebūtų gaila išmesti į metalą laužą, bet galbūt kažkam reik ir, kaip sakant, galbūt nepamaišytų. O čia ir miręs. Visiškai miręs. Parodysiu čia, kas yra. Čia specialiai irgi nusmėliavau, čia su vurfiniu rūdžių surišėjų pratepiau. Pagrindė, kad pamatyti, kas tai yra. Iš tikrųjų, nevaikiški tie murtika už, sakykime, standartinis paprastus. Šitas iš tos man ardyts irgi vėl. Viens sveiks amortiks, kits nesveiks. Tiesiog tą žodžių prasme nesveiks. Tai čia baisiai iš visi nurūdyjas. Ir, kaip sakant, aš čia to už tuo, kas sujamu, o ten to nesujamu visą. Tavo problemų man čia irgi vakar dar buvo su nuėmimu, kaip sakyti, viens pats neapsėjau ir su kairės pusės ten iš viso ir teka pjaut man varžtą ir iš vatų. Čia yra žiauri didelį problem su anas, tai jeigu pasistovėjai prirūdy baisę, tai tos veržlis anos yra tokias, kaip įpresautas, įgaunas, kad jeigu žudy sriegia, tai suksi ir prasuksi visą veržlį. Ir aš, kaip sakant, ant tuo paėmiau, privirinau. Ir kas gausias, man niekad neatsisuks.
Jo, ir va šitas, kaip galim pamatyti, šitas yra privirinta. Bet iškart paėmiau, va būdų privirinau. Tas šitas originalas datebė, prikabinau, o tauštas čia jau haltūrinau, gaminaus, tau visą veržlį. Bet hui suprasi, čia gal originalas. Ne, iš tikrųjų, būtent to aš dariau, įtvirtinau ir ledų krūvą. Tai čia galim pasižiūrėti. Turiu čia supurčiukus, detalių kalną. Buvau žiūrėjęs rekspūslę vidurinį, greičiausia keis, nes jį persprogus per va tauštas veitą. Sujungiam. Čia reikės biškį pasmeliuoti, kaip sakyt, kad nebūtų rudyzų. Nes čia metus laik man išstovėjo garažį, tai dugnaks man labai nedžiugin, dugnakas yra pizė batai. Tai ko, čia, kaip sakyt, daugiau nieko aš netruku parodyti, nelabai daug ko aš pasistumėjau, nes aš to laiką irgi simbolišką teatrų, kai galiu teik prienu, džiaugaus daug, ko galiu padaryti. Tai vienu žodžiu, tiek žinių. Jeigu žiūrat mano video, tai norėčiau, kad paspaustumėt ir laiką, nes tai, kaip sakyt, paded toliau plėsti kanalą, daugiau kas mato ir to paseko daug žmonių pamata. Galbūt į ateitį kažko galės daugiau pasiplėtuoti, nes aš čia turiu visokių minčių, turiu visokių galvų projektų ir aišku, eigo galbūt ir laiko to atsiras. Tai aišku, savaim, kad to laiko atsiras eigo, nes, tiesiog dabar tokia gyvenimo situacija, kad tepto ir būti. Ir tai va, tiek žinių ir davaiti.